kuo toliau, tuo labiau ir labiau įsitikinu, kad daugumos mūsų problemų priežastis, jeigu ne visos, ir ligų, tai yra mūsų troškimai. Mūsų nepatenkinami troškimai, kurių mes turime aibės. Ir išlikti tyram, išlikti pasitenkinančiam tame pasaulyje, kuriame mes dabar gyvename, yra be galo sunku. Kai aplinkui yra tiek galimybių, kaip mums atrodo, kurios galėtų padaryti žmogų laimingu. Kaip gražiai yra sukuriama iliuzija, valdant jo troškimų galią ir įvedant į vergo būseną, į nuolatinio trūkumo būseną. Labai gaila, kad šiandieninė bažnyčia, mūsų bažnyčia, kuri šalia mūsų, nemoko, kaip gyventi kasdienybėje, susiduriant su įvairiausiais troškimais, su vilionėm, su galimybėm. Kaip dažnai yra kalbama, neįsižeiskit, bet taip kartais atrodo apie tą tuščią Dievą, kuris yra kažkur bažnyčiai greičiausiai. Ir kad ir kalbama gražiai ir 10 Dievo įsakymų, bet dauguma frazių yra pakankamai aukštos ir žmogus išėjęs, jis vėl panyra į tą erdvę, į tą rutiną, kada jisai pats turi tvarkytis kažkaip tai, ką jis išmąsto, tai, ką jam įskiepijo tėvai, tai, ką jam siūlo aplinka, aplinkiniai žmonės, savi įsitikinimai, žiniasklaida netgi. Kaip mes dėl savo troškimo, noro turėti daugiau negu turiu dabar, esame įstumiami į kančios būseną. Kalbu apie tai, kad žmogus yra mokomas gyventi skoloje. Žmogus yra mokomas gyventi turėk dabar turėk ir neturėk problemų. Taip nebūna. Žemėje, kaip ir visoje visatoje, veikia visatos dėsniai, o ne skambų žodžiai, gražios frazės, kurias sukuriame mes, vardan to, kad įtiktume žmogui, pataikautumėm jam ir turėtumėm naudos savo. Nes sutikite, kad ir tos pačios paskolos yra tikrai duodamas ne todėl, kad tau būtų gero, dėl to, kad kažkas iš to pasipelno. Tačiau apeliuojama į tai, kad tau bus gerai. Puikiai išmanau marketingą, nes daugybę metų, 13 metų dirbau farmacijos kompanijose, kur marketingo sistema yra labai puikiai išdirbta, kai vairiausiam psichologiniais dalykais yra paveikiama žmogaus pasąmonė, keičiami jo įsitikinimai, vardan to, kad ne kompanijai reikia, kad vaistai būtų perkami, o žmogui, kad jis būtų sveikas, kaip banaliai tai beskambėtų. Ir jaunas žmogus, kada yra tokia pasiūla, sakykime, naujo buto, naujų baldų, naujo gražaus kokybiško gyvenimo, naujo automobilio. Juk žmogaus protas veikia taip, kad noriu čia ir dabar. Juk ir vaikystėje, ar ne, poreikiai turi būti patenkinami, juk vaikas važiuojasi, prašo čia ir dabar pieno valgyt. Tai ir vėliau žmogus nori čia ir dabar. Ir tik aukšto sąmoningumo žmogus geba suvokti taisyklės ir įstatymus, kuriais vadovaujantis jis viso šito turi atsisakyti. Nes pas mus yra pateikiama, kaip atsisakyti, tai, neišgyventi to, kad nori išgyventi ir taip toliau. Ir tik vėlgi dar kartą pabrėžiu, aukšto sąmoningumo žmogus geba to nelaikyti auka atsisakymo, kaip paneigimo savęs, bet geba suvokti savo brandą ir visatoje esančią tą tikrąją tiesą, vardan ko aš atsisakau. Žiūrėkite, pavyzdžiui, jeigu siūlytų kažkas padaryti kažkam blogą, sakykime, pavogti ar kitą dar blogesnį dalyką,
žmogiškuoju aspektu padaryti ir mes įsitikinę esam, kad tai yra blogai ir netinkama, mes to nedarysim, nes mes žinom, tai nebus atsisakymas, atsisakau nevogti, nes aš save skriaudžiu. Na, faktas, kad mes suvokiam, kodėl aš to nedarau. Tai, sakykime, atsisakyti imti paskolą arba atsisakyti gyventi troškimuose, tai yra geisti to, ko dar neturiu, yra lygiai tas pats, tik tai vardėjamas kitais žodžiais. Net ir 10 Dievo įsakymų yra kalbama apie tai, kad negeisk svetimo turto, negeisk svetimos moters. Ir jūs sakysite, taigi aš negeidžiu, ar ne, kaimynas turi, aš juk negeidžiu jo sofos pasiimti, bet aš noriu gyventi taip pat. Aš noriu gyventi taip, o tu apsidairyk, o ką tu turi dabar, nes tu dabar turi tai, ko tu geidėjai anksčiau, ko tu nusipelnėjai dėl savo karmos, dėl savo veiksmų, minčių. Tai tu neturi daug ko, tau trūksta, tai reiškia, kad tavo sąmonė, tavo mintis ir tavo protas veikia trūkumo režimu. Trūkumo režimas įjungiamas tai, kai žmogus negeba džiaugtis ir tenkintis tuo, ko jis turi. Iš esmės, pajutus tą pilnatvę, tuo, kad aš esu viso ko pilnas, dingsta tas trūkumo aspektas. Tai nėra saviįtaiga, kada žmogus miega ant kilimėlio, neturi ten elementarios spintos ir jam bloga, bet jisai sėdi ir kalba apie tai, kad aš esu viso ko pilnas. Pasakymas aš esu viso ko pilnas, tai yra vidinis pojūtis, kada tu supranti, kad daiktinė ir fizinė forma išreikšti tavo turėjimai yra viso labo tik materialiniai aspektai, kurie tenkina tavo jutiminius dalykus fizinio kūno. Ir tai taip pat nėra blogai. Tai taip pat yra reikalinga, tie patys drabužiai, ne? Tas pats dubenėlis, už ko aš turiu valgyti. Bet tas vidinis pojūtis viso ko pilnatvės, tai yra suvokimas, kad iš esmės tu negali nieko neturėti ir trūkti, nes Dievas visko tave aprūpina. Saulė šviečia virš tavęs, vandens yra, lietus lyja. Tu vaikštai ant žemės, tu esi gyvas, tu gali mylėti, tu gali jausti Dievą. Tu gali matyti parskrendančius paukščius, tu esi sveikas. Visi tie dalykai esminiai suteikia pilnatvę. Kada tu supranti, kad tu turi tiek, kiek tau priklauso ir nei kiek nedaugiau ir nemažiau, visa tai priklauso nuo tavo veiksmų, kurie buvo praeityje, ir visa tai, kur tu kokioje aplinkoje gyveni, yra tik pasekmes. Visą tai leidžia tau teisingai pasirinkti. Ir jeigu tu suprasi, kad šiandien dieną aš turiu tiek, kiek man priklauso, tu negeisi daugiau. Tu negeisi, tu svajot gali. Matot, svajonė ir geismas, troškimas yra kitas. Tu svajoti gali apie, sakykime, tu gyveni dabar bute, bet tu svajoji apie namą, tu gali išreikšti ketinimą, ar ne, tu gali vizualizuoti, tu gali materializuoti tai. Bet šiandien dienai tu turi džiaugtis tiek, kiek tu turi ir žinoti, tvirtai tikėti ir pasitikėti, kad tau tai bus duota, jeigu tau priklauso, jeigu tokia Dievo valia. Tu gali tame net gyventi ir tai pritraukti energijas, vibracijas, kurios leis tau tai gyvendinti. Bet jeigu tu galvosi apie tai, kad brali, neturiu namo, noriu, nueisiu, pasimsiu paskolą, tai yra. Tu pasimsi paskolą ne piniginių vienetų, iš esmės tu imi energiją iš ateities ir ją materializuoji dabar. Jeigu tu paimi energiją iš ateities, natūraliai, kad ateityje bus duobė, energinė duobė. Nebus sukuriamas tas gavimo davimo, tai yra pirma tu turi duoti ir tada tu gauni. Tas ratas, sakykime, apykaitos, energinios apykaitos rato. Ir natūraliai, kad tu susidurs, tau atrodys, kad tu gali užsidirbti, kad tu atiduosi ir iš tikrųjų tu dirbsi, ir iš tikrųjų tu atiduosi, tu neturėsi kitų galimybių. Bet tai sukurs tą trūkumo jausmą, ar tu nuolat būsi trūkume. Tai labai jutau savo gyvenime,
kada aš ėjau per tuos etapus, kada lygiai taip pat troškau gražių namų, gražių baldų, ėmiau paskolą, norėjau verslo, ėmiau skolas, tiesiog dabar gėda kalbėti ir suvokti, kaip taip dirba tavo galva. Ir kiek kančių per visą tai ėjo, kiek nepriteklių, nes atrodo ir darbas geras, ir užtikrinimai yra geri, bet tu nuolat, tu suklostydavo taip aplinkybės, tie pinigai kažkaip išslysdavo, išeidavo ir nuolat buvo duobė ir duobė. Tai aš suvokiu, kad tai buvo pamokos, bet jos net ne iš anksčiau, o to, kad pati tai sukūriau, galėjau gyventi kitaip. Ir dabar matydama 2 sūnus, matau kaip vienas, sakykime, vyriausiai sūnų, jis atmetęs net tą galimybę, kad jam kažko trūksta, kad jam skolos reikės, gyvena iš to, ką turi, ir tu jauti jo vidinę laisvę, ir kitas, kuris kol kas gyvena laisvas, bet jis yra pilnas troškimo. Ir tu supranti, kad jeigu jis padarys vieną ar kitą sprendimą, kokios bus viso to pasiekmes, tu norėtum vaiką nuo to apsaugoti, tu gali jam rodyti savo pavyzdį, pasakyti, bet sprendimą turi priimti jis ir padaryti galbūt tas klaidas. Bet taip norisi, kad viso to įmanoma būtų išvengti. Ir kada tu išmoksti gyventi ir pasitenkinti tuo, sakykime, tu turi 6 šaukštus, savo nelabai tenkina. Tu norėtum gražesnių, tu žiūri. Tu turi pinigų, tai yra energinio ekvivalento šiandien dienai. Ar neturi? Neturi. Jei tu neturi, tu svajoji. Tu galvoji, kad būtų gerai, norėčiau, bet tegu būna Dievo valia. Yra kaip yra ir ne tau spręsti, kokiu būdu jie ateis tavo pasaulį ir tau paprašius, tau tikint ir pasitikint. Galbūt tau juos kas padovanos, galbūt atsiras galimybė tau užsidirbti tinkamais ir primtinais būdais ir juos nusipirkti. O galbūt tu dar turi išbūti tam tikrą laiko tarpą, nes tu kažkur kažkada gyvenai jau iš ateities ir tau tiesiog dabar tu turi tenkintis tuo, ką tu turi. Grožėtis niekas nedraudžia, žmonės sukuria labai daug gražių dalykų. Galima grožėtis naujais drabužiais, naujais baldais, mėgautis tuo, pasidžiaugti ir taip jūs kuriate netrūkumą energiją, džiaugsmą, pilnatvės, to, kad tai yra. Jums teisingai mąstant, teisingai sprendžiant ir galvojant, tai ateis ar neteis, bet suprantat, kaip yra. Kai tavo sąmonė keičias, tu net nebetrokšti to, ką ne dėl to, kad tai gražu, tu gali mėgautis, gali grožėtis, bet tu suvoki, kad tavo gyvenimo to iš esmės nekeičia. Tavo būsenos nekeičia, tavo laimės būsenos, sveikatos būsenos, to tokio, negaliu vardinti, kad tai yra turėjimas, nes iš esmės tai tu neturi nieko. Tu atėjai, tu gyveni Dievo labdara, Dievo dovana ir Dievo malonė ir tau net nieko nereikia. Iš tikrųjų, tie poreikių patenkinimai yra tikrai labai minimalus tam, kad žmogus jaustis laimingas, nes iš tikrųjų tai žmogus ir trokšta laimės, jam atrodo, kad per daiktus jis sukurs tą laimę. Laimę tu gali sukurti per ryšį su Dievu, su kūrėju, su kūrimu, tai yra kūrėjas, tai yra kūrybinė pradžia. Tu gali būti kūrėjo įrankiu, gali pats kurti, įvaldydamas savo protą, širdį, sąmonę, pasimdamas sielos patirtį, norėdamas patirti naujus dalykus. Bet nereikia įsivaizduoti, kad pamokos, kuris vyksta mūsų gyvenime ir sunkumai, kad tai yra reikalinga, kaip mes sakom, per kančias ir žvaigždės, tai yra tai, kad žmogui būtina tai pereiti. Kada mes kalbame būtina, tai reiškia tik tiek, kad būtina tuo aspektu, kad tu padarėjai, prieštaravai visatos įstatymai, tu paneigiai dieviškumą savo veiksmais, mintimis ir tu turi, kaip tau kitaip neišeis, tu tą karmos dalį turėsi atidirbti tol, kol tu suvoksi. Bet kad tai būtų Dievo sumanimas tau kentėti ir pereiti tas pamokas, tai yra klaidingas įsitikinimas. Dievo sumanimas tai yra gyventi darnoje, harmonijoje, grožyje. Ir kada tu visą tai žinai, kad tavo tikslas tai nėra atkentėti, tavo tikslas yra nesukurti naujos karmos, gyventi harmonijai, susipažinti su Dievu, pažinti jį, priimti jį į savo gyvenimą ir toliau gyventi, nepažeidžiant visatos įstatymų, tarnaujant kiekvienai būtybei,
kurioje gyvena Dievas, pačiai tapti šviesa ir meilė, nors tu esi šviesa ir meilė, bet skleisti taip tą dieviškumo energiją, kad visa, kas aplink tave yra, spindėtų tuo. Prioritetai ir tikslai mūsų gyvenimuose susidėlioja galbūt ne pačioje anksčioje jaunystėje, ar ne, bet jau su patirtim, su ta eiga, tačiau pagrindus turėtumėm duoti savo vaikams savo pavyzdžių, nestengdamėsi juos atitraukti, kad jie nedarytų klaidų, bet tiesiog mylint, rodant, kai klausia atsakant, bendraujant su kitais jie viską girdi, jie anksčiau ir vėliau priims tokį sprendimą, nuo jūsų būsenos priklauso, kokį sprendimą jie padarys. Melsti ir prašyti Dievo, sąmoningumo, proto, išminties, priimant sprendimus. Ir jeigu vaikai matė, kaip jūs visą gyvenimą gyvenote į skolą, natūralu, kad jie tai darys. Ir mano sūnus, kaip sakau, greičiausiai irgi susiformavo tam tikri dalykai, taip kaip aš gyvenu. Ir nors 3 iš jų sako apie tai, kad mama, mes nenorim taip gyventi, norim gyventi be jų, tai reiškia, kad tu turi tenkintis tuo, kad tu turi. Ir tikslas žmogaus ir yra ne išeiti į kalnus, atsiskirti ir bepigu yra artėti prie Dievo, būnant vienatvėje, esant gamtos apsupty ir būnant Dievo šviesoj. Bet išlaviruoti ir išbūti tuo šviesos židiniu mūsų kasdienybėje, ne toj primityvioji, bet tai, kas vyksta kasdieną, kada mes turim kiekvieną kartą pasirinkti, suvokti, tiesiog norisi naujos suknelės, norisi geresnės sofos, norisi to ir to, ar ne? Gerai, svajok, tau tai yra leidžiama, kurk, vizualizuok, bet žinok, kad tai nesmė. Duos gerai, neduos, reiškia nereikia. Ir laimink kiekvieną akimirką, laimink kiekvieną būvį, laimink kiekvieną sekundę. Džiaukis ir puoselėk tai, ką turi. Galbūt reikia išvalyti senąją lovą, galbūt ją pamilti, galbūt apmegzti, galbūt tiesiog išvalyti ten dulkių siurblių išsiurbti, galbūt atnaujinti tą erdvę, kurioje tu esi, nauja energija, šviesa, gaiviu oru, smilkalais, aromaterapija, ar ne? Sukurk, kylant vibracijom tavo erdvėje, baldas, net ir baldas, kuris yra mūsų gyvenime, jis atitiks arba netitiks tas vibracijas. Jis vienokiu ar kitokiu būdu išeis, ateis kažkas kitas, jeigu tau yra reikalinga. Kartais, kada įsigilinė esmę, tu ir suvoki, kad iš tikrųjų koks paprastas dalykas yra pasitikėti Dievu ir perleisti jam savo gyvenimą. Nes mums atrodo, kad mes turim nešti visą atsakomybę už tai, kaip aš gyvenu. Taip, mes nešam atsakomybę, bet ta atsakomybė yra labai graži. Per Dievo priėmimą į savo kasdienį įkvėpimą ir iškvėpimą, kasdienį pasirinkimą, kasdienį mėgavimąsi ir džiaugimąsi gyvenimu, nereikalaujant ir netrokštant, neteisiant ir nebėgant ten, kur yra ne tavo, o mėgaujantis ir džiaugiantis tuo, kad tu turi, tuo, kad Dievas tau davė daug. Tik tai tu, užmerkęs akis, nematai, nes tau užmerkia akis ta visuomenė, ta pasiūla. Jeigu jūs būsite daug gamtoje, jeigu jūs būsite daug tame paprastume, tame tikrame grožis, pamatysite, kiek žmogui mažai reikia. Tu natūralu tada tavo ta beždžionė, tas protas, kuris yra ugdomas ego, o ne širdies, nors turėtų būti, kad širdies valdomas protas. Bet nustoja lakstyti ir geisti to, ar ne? Vat kaip ir mažam vaikui, nerodyk žaisliukos jo ar nenorės. Lygiai taip pat, bet čia yra tie gundimai, kaip sakoma, ar ne, kad rodama, imk žmogau, imk, štai tavo obuolys, atsikask, skanu, paimk. O kas po to? O kokia pasekmė? Tada, kai pradedi tai galvoti, tu tada pradedi suvokti, kad niekada nereikia kaltinti dėl savo gyvenimo, savo nepritekliaus, savo ligos, kūno sutrikimų, kitų žmonių, aplinkos, visuomenės ir tuo labiau Dievo.